Sveiki, šiandien peržiūrėsime Antron N10 akutę. Komplektacijoje matome instrukcijas, tiek anglišką, tiek lietuvišką. Turime patį ekraną, kur statosi iš kambario vidaus. Pakrovimui laidą, varžtelis tvirtinimai kiaurai duris, fiksacinė plokštelė, akumuliatorių ir turime pačią akutę. Taigi, kaip matome, akutė jungiasi su terminalu per šitą jungtį. Terminalo gale mes nusiimam dangtelį. Šičia, kaip matot, pagal rodiklę susijungia. Reikia teisingai atkreipti dėmesį ir pagal tinkamą kryptį įstatyti rodiklį. Švelniai spustelėt takštelį. Tuomet galite uždėti plastikinį dangtelį. Yra griovelis, kaip tik laidui praeiti. Ir užsifiksuoja. Žinoma, kai jūs montuosite šitą akutę per duris. Taigi, pirmiausia, išimat savo seną durų akutę, prakišat iš išorės, įdedat šitą akutę ir prakišat laidą per duris. Tada iš vidinės durų pusės pasirenkat tinkamo ilgio varžtus, uždedate plokštelę ant durų ir pro ją prakišam laidą. O taip. Šičia per skylę eina varžtas. Varžtas eina į akutės fiksacines vietas, kurias galite matyti va čia. Taigi, prieš užmontuojant ant laikiklio patį terminalą, jis tiesiog taip užsimontuos ir nusiims nuo durų. Mums yra aktualu įsidėti akumuliatorių. Akumuliatorius įdedamas viršui. Užsispaudžia ir akutė jūsų veikia. Pačioje akutėje galite valdyti su šitais mygtukais. Apatiniu spusteliu, kad aktyvuotume. Spusteliam su aukštiniu, kad įeitume, kad grįžtume. Čia yra nuotraukos, kameros nustatymai, įrašymo režimas, laikas, kiek nuotraukų daroma, ar formatuot norite įdėti atminties kortelę, kuri įdėta 32 GB būna visada. Naktinio matymo režimai ir korekcija, jeigu yra per didelis apšvietimas aplinkoje, kurioje jūs padėjot šitą akutę. Funkciniai nustatymai, laikas, data, ekranas kiek laiko suveikia po paspaudimo arba aktyvavimo nuo judesio, kokią nuotrauką norite turėti, spalvą ekrane. Tarkim. Šitą, jeigu norite pasirinkti arba į kitą. Atstatymas į gamyklinius nustatymus. Jeigu pasimetėt, ką buvot pakeitę, tiesiog norite susigrąžinti bazinius nustatymus. Muzikėlės pakeitimas, garso nustatymas, kaip garsiai veikia skambutis, programėlės versija ir jeigu norime naujinti, bet šičia yra tik tais pajungus prie kompiuterio ir specialiom programom, tai dažnai su vartotojui nėra aktualu. Šitą atliekame gamykloje. Grįžtam atgal.
judesio jutiklis. Šičia turbūt yra kontroversiška funkcija. Ja reikia naudoti tik tada, kai jos tikrai norite sekti, kas vyksta už durų ir esate pastoviai pajungę maitinimą. Kitu atveju, jeigu bus dažnas judesys už durų, jinai pastoviai filmuos, kas vyksta už durų ir paprasčiausiai greit išseks akumuliatorius. Veikimo režimai namuose, tai reiškia suveikia ekranas, kai kažką užtinka arba paskambina skambutį. Ne namuose, nesuveikia ekranas, neužsidega, bet vis dar veikia rašymo funkcija. Na ir kalbų pasirinkimas, šiuo metu lietuvių kalbos dar nėra. Tai pasijungime akutę. Ir matome vaizdą. Čia vaizdo įrašai. Šitą atgal palauksime, kol užges ekranas. Ir įrašinėjamas vaizdas. Vaizdo įrašymo laikas ir trukmė viskas nuo nustatymų. Tai tiek dėl N10 akutės. Didelis ekranas, paprastas veikimas, paprastas surinkimas, lengva naudoti.